Labadiena transliacijos žiūrovai. Esu Ingrida Bulatavienė, Greičiūnų aukštosios vadybos mokyklos Vilniaus skyriaus vadovė. Kaip žinia, Greičiūnų aukštoji vadybos mokykla VM rengia viduriniosios grandies logistikos vadybininkus, tad mielai kviečiam studijuoti logistikos verslo vadybos programą. Taigi šiandien ir kalbėsime apie logistikos verslą, apie jo perspektyvas ir iššūkius. Šiandienos mano pašnekovas, Lietuvos logistikos asociacijos prezidentas Antanas Šimelis. Labadiena. Labadiena. Taigi, Antanai, pirmiausia, galbūt ir norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip jūs atėjote į logistikos sritį, koks buvo jūsų kelias? Iš tiesų, jau besimokydamas žinojau, kad norėsiu studijuoti su transportu, su logistika susijusius dalykus ir pasirinkimas buvo pakankamai aiškus iš anksto. Baigiau Gedimino technikos universitetą, transporto logistiką, baigiau magistratūros studijas ir dar bestudijuodamas jau pradėjau savo karjerą darbinę. Jinai iškart buvo susijusi su transportu. Pirmas darbas buvo didelėje gamykloje, transporto skyriuje, transporto ir sandėliavimo veikla. Buvo tikslas aprūpinti gamybą žaliavomis ir kartu pagamintą produkciją, saugoti ją ir pristatyti klientą. Ir po to perėjau į logistikos kompaniją, grynai jau logistikos paslaugas teikiančią kompaniją ir jie darbuojasi 16 metų. Supratau. Sakykit, kaip žinia, logistikos verslas yra viena iš strateginių Lietuvos ekonomikos krypčių, ar ne? Kokius uždavinius kelia logistikos verslo asociacija prisidedant prie šitos strategijos įgyvendinimo? Transportas ir logistika iš tikrųjų labai turi gilias šaknis Lietuvoje ir mes dar prieš nepriklausomybę buvo pakankamai stiprus ir matomi ne tik tai buvusioje Tarybų sąjungos masteliu, bet ir Europoje. O natūralu, kad gavus nepriklausomybę atsirado daug naujų galimybių ir transporto sektorius, kaip visada, dalyvauja visose prekybiniuose santykiuose, tai vystėsi gana smarkiai. Pati logistika, jinai santykinai, labai dinamiškas verslas ir besivystantis. Ta strategija Lietuvos valstybės, sakykime, ir visų institucijų, jinai susieta matyti pirmiausia su infrastruktūros dalykais, antras dalykas su sąlygom verslui. Tai logistikos asociacija kaip verslo organizacija, jungianti platų spektrą įmonių, nuo, sakykime, paslaugų tiekėjų iki gamybininkų, IT sprendimų siūlytojų, mokslo įstaigų aktyviai dalyvauja įvairiuose posėdžiuose, teikia savo pasiūlymus į užklausas, konsultuoja valstybinės institucijas, dalyvauja įvairiuose viešųjų logistikos centrų, sakykime, strategijos kūrime ir matyti. Esam pakankamai gyva organizacija, dirbanti, kasdien susidurinti su daugeliu dalykų susijusių su logistika, su krovinių pervežimu, su sandėliavimu, su atsargų valdymu, su tiekimo grandinės valdymo sprendimais. Tai visur, kur mūsų nuomonė įdomi, tai stengiamės išreikšti ir atstovauti savo įmonės. O kiek įmonių jungia logistikos verslo asociacija? Organizacija mūsų nėra didelė, šią dieną mes turime 12 narių, bet tie nariai pakankamai didelės kompanijos ir jungiančios Klaipėdos, Kauno, Vilniaus logistikos lyderius, uosto įmonės, sandėliavimo sprendimus siūlančios įmonės, transporto sprendimus siūlančios įmonės. Tam, kad mūsų žiūrovas geriau suprastų, kas tas yra logistikos verslas, ar ne, tai kaip mes jį galėtumėm apibrėžti,
Kokias paslaugas jisai apima? Taip, tai logistika labai plati sąvoka. Iš tikrųjų, vienas dalykas yra atliekantis tas logistikos paslaugas dalyviai, kitas, sakykime, kita pusė yra įmonės ir organizacijos, kurios savo veikloje naudoja logistiką. Iš esmės, jeigu paimti, be logistikos neapsieina niekas, net ir kiekvienam. Iš tikrųjų, organizacija, kiek jinai būtų didelė ar kokią veiklą beužsiiminėtų, turi savo veikloje tam tikrų elementų. Tai mūsų atveju logistikos asociacija aprėpia ne tik tai transportavimo dalį, sakykime, ne tik tai paslaugų dalį, bet ir plačiąja prasme tiekimo grandinės valdymą. Kadangi mes jau šiandien kalbam apie logistikos verslo perspektyvas ir iššūkis, ar ne? Tai kokios būtų tos perspektyvos logistikos verslai? Ir apskritai gal reikėtų pradėti nuo klausimo, ar Lietuva yra palanki šitam verslui? Taip, aš manau, kad tikrai mes turime labai gerų perspektyvų logistikoje šiais laikais, kai pasaulis tikrai globalus ir vyksta didelė informacijos sklaida ir galimybių prekiauti tarptautiniai prekybai su visais kontinentais yra pakankamai aktyviai dirbama Lietuvos verslui, tai mes logistai jaučiame susidomėjimą ne tik tai lokalioj toj sferoje, sakykime, bet ir tarptautiniai erdvėj ir aišku, tos matyt globalaus pasaulio, globalios ekonomikos dalykai, jie ir ateityje nesitrauks, nepaisant kai kurių geopolitinių galbūt dalykų vykstančių mūsų kaiminystėje. O kadangi mes esam geografiškai tikrai palankioje padėtyje, turim ir uostą, turim ir pasienį su, sakykime, ne Europos Sąjungos su rytų dalimi, tai turime tikrai geras perspektyvas ir pasinaudoti tais suteiktais mums pranašumais. O kokios pagrindinės problemos kyla dirbant bendradarbiaujant su užsienio partneriais? Kokie iššūkiai atsiranda? Kadangi ta geografija yra labai plati, tai aišku, skirtingi iššūkiai priklauso labai nuo skirtingų geografinių plotmių. Tai pirmiausia, laikas skirtingas ir jeigu dirbant, tarkim, su kitų pusrutuliu ar su Jungtinėm Amerikos valstijom, tai komunikacija yra gana sudėtinga vien dėl to, kad yra 6-7 valandų laiko skirtumas ir tam tikri dalykai, nors ir, sakykime, gana greitai galima atsakyti šiuolaikiniam priemonėm, bet dėl laiko tas greitis tam tikrų atveju labai sulėtėja, nes į užklausą atsakyti galima tik tai po paros. Logiškai, dirbant su Azijos šalimis, į kitą pusę tas pats dalykas vyksta, tai transporto ar logistikos specialistai tiek dirbantis tiesiogiai tame versle, paslaugų versle, tiek dirbantis kaip prekybos sektorėje ar gamybos sektorėje turi daug iššūkių ir, aišku, vienas iš jų tai yra tas, sakykime, laiko skirtumai, kitas yra mentalitetas, kalbos, nes mūsų šiais laikais turint daug galimybių apie save pranešti, vis tiek reikia sugebėti išklausyti skirtingas dalis, suprasti, kas vienai tautai vienaip užduotas klausimas, ta prasme, gaunami atsakymai visiškai skirtingi ir reikšmė gali būti ir prasmė gali būti skirtinga. Su kuriom rinkom pagrindė dirba Lietuvos įmonės? Ir tada sektų toks klausimas, kokių kompetencijų reikia logistikos vadybininkam dirbant su tom pagrindinėm rinkom, ar ne? Tai be abejo, mes esame tranzito valstybė ir matyt 80% srauto krovinių keliauja pro Lietuvą, per Lietuvą, iš vakarų į rytus arba iš rytų į vakarus. Natūralu, kad
mūsų mentalitetas šiek tiek artimas, sakykime, centrinės Europos, rytų Europos žmonėms, bet mes puikiai komunikuojam su vakarų Europos, su Azijos šalimis ar Amerika. Tai pagrindinis, matyt, dalykas yra kalbų žinojimas, gebėjimas susitarti, suprasti niuansus, teisinius, matyt, prekybinius santykius reguliuojančius dalykus, nes yra naudojama labai įvairius transporto rūšis, yra skirtinga įstatyminė bazė ir žmonės, kurie dirba logistikos versle, jie turi būti lankstus, sumanus ir rasti daug sprendimų iš susidariusių situacijų. Turime ir žiūrovo klausimą, kuris mūsų teiraujasi. Ar sudėtinga įkurti logistikos įmonę Lietuvoje? Kokie pagrindiniai iššūkiai? Manau, kad šiais laikais yra tikrai daug valstybė padariusi ir galima nesunkiai įkurti įmonę. Logistikos veiklos plačiaja prasme nėra kažkokių labai reglamentuojančių dalykų, jau tam tikri elementai logistikos veikloje yra licencijuojami arba kitaip prižiūrimi. Tai pirmas klausimas, kad įmonę įkurti yra nesunku, bet išvystyti ją, tai reikėtų žinoti labai aiškias, matyt, kryptis, ką turima, į kokį sektorių galbūt orientuotis ir nuo to jau tada priklauso sekantis veiksmai, matyt, sudėtingumas arba paprastumas. Jūs užsiminėt, kad valstybė yra nemažai padariusi tam, kad įkurti verslą būtų tikrai lengva, ar ne? Tai kokios tos priemonės, kurių ėmėsi valstybė, ką jūs įvardintumėt? Aš manau, kad įėjimas į elektroninę erdvę supaprastina daugelio galbūt dokumentų pateikimo laiką, yra tas plačiai taikomas vieno langelio principas, kas tikrai palengvina šiais laikais bet kokį veiksmą su valstybinėm institucijom. Matyt, yra begalė atskirų ministerijų ir atskirų, matyt, verslo grupių parengtų patobulinimų, kurie leidžia paprasčiau susitvarkyti su tais iššūkiais, kuriais susiduriam. Taip pat žiūrovas teiraujasi, kokios Lietuvoje yra didžiausios logistikos įmonės? Taip, didžiausias reikėtų, kas apibūdina tą didumą, nes vienas dalykas yra apyvartos, tai ko gero Lietuvos geležinkeliai yra didžiausia su logistikos veikloje dirbanti kompanija. Matyti ir darbuotojų skaičium, jinai tikrai lenkia visus. Nėra gal, sakykime, tokios labai aiškios statistikos, nes logistikos veikla pakankamai plati ir transporto srityje be abejo yra Girteka, viena iš didžiausių įmonių, matyti ne tik tai, kad Lietuvoje ar Baltijos šalyse, bet pretenduojant ir į Europos masteliu, į ten dešimtukus su savo kiekiais transporto priemonių. Yra be abejo didelių sandėlių operatorių Lietuvoje, yra uosto įmonių, konteinerių terminalų. Ta informacija, matyt, reikėtų apibendrinti pagal kokį kriterijų juos apžvelgti, nes labai tai skirtingo profilio įmonės ir labai sunku jas surikiuoti į tą vieną eilę. Yra toks terminas kaip intelektinė logistika. Ar jūs galėtumėt trumpai pasakyti, kas tai yra ir nes tai kaip yra pažymima kaip technologinė naujovė ir galimybė logistikos įmonėms. Kas tai būtų? Matyt, galim kalbėti apie fizinę logistiką ir informacinę logistiką ir aišku, kaip minėjau, visose gyvenimo sferose mes susidurėm su logistika, tai miestų logistikos sprendimai, tie patys dalykai, kurie vyksta Vilniuje, greitųjų autobusų atsiradimai ar eismo reguliavimas, jie patenka po tą intelektinės logistikos vėliavą savoką. Tai mums
logistams daug yra tų abreviatūrų prigalvoti, gal sakykime, ir nėra iki galo vienareikšmiškų atsakymų, nes kaip ir pati logistika apima labai plačias sferas veiklos, taip ir tam tikri pavadinimai susijęti su logistika irgi yra su to susiję. Žiūrovas teirausi, ar Lietuvoje egzistuoja 3PL ir 4PL paslaugos. Ir tada gal pakomentuokit, kas tai per paslaugos būtų, nes čia turbūt jau labai mūsų žiūrovas šitą sritį išmano. Be abejo, yra Lietuvoje tiek 3PL, tiek 4PL veikiančių įmonių ir teikiamų paslaugų. Toje srityje skirtumas, mes kažkada iš tikrųjų pradėjom labai aktyviai naudoti tuos pavadinimus ir savo versle, kadangi logistika buvo labai riešama ir šiuo metu dar yra tapatinama su transportu, o kiti sprendimai, kuriuos mes norėdavome pristatyti įmonėms, susidurdavom su to, kad ne, mes turime būti savo logistikos teikėjai ir mums nieks neįdomu. Tai populiarėjant paslaugų pirkimui, sakykime, tam outsourcingui, ne visai gal lietuviškas žodis, atsirado įmonių, kurios atkeliavo iš užsienio su savo praktika, kur tikrai yra tam tikra specializacija ir dauguma kompanijų veikia ar dirba savo tiesioginės funkcijas atlieka ir visas pašalinės funkcijas perkasi iš tose paslaugose specializuojančių įmonių. Tai trečios šalies logistika tai yra ta situacija, kai įmonė, kuri turi kažkokį, sakykime, sandėlių ūkį, ar tam tikrą transporto ūkį, ar tam tikrus žinias ir sprendimus siūlo kitoms dviems, sakykime, ne tai, kad kitoms dviems, bet kitai šaliai atlikti jai necharakteringą veiklą. Tai galėtų būti tas pats eilinis, sakykime, krovinių pervežimas su sandėliavimu, tai galėtų būti kurjerinė veikla, dalinis, sakykime, prekių kažkokių perrūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas, užsakymų surinkimas, atsargų valdymas. Iš to didėjant paslaugų, sakykime, tai gausiai, skirtumas tarp 3PL ir 4PL pagrindinis yra tas, kad 4PL užsiimančios įmonės tai neturi savo balanse nei transporto priemonių, nei sandėlių, bet jos yra kaip operatorius, kuris sugeba savo žinias ir savo sprendimus, matyti ir tos pačius know-how susijusius su intelektinė nusavybė, panaudoti, suburdamos kažkokią tai sinergiją iš tų ryšių, kurios turi su transportininkais, su sandėlių, su uostų kompanijom, su geležinkeliais, modaliniais pervežimais. Ir ta veikla tampa įvardinama kaip 4PL. O kokie pasaulinio lygio technologiniai sprendimai logistikos valdymo sistemos yra diegiamas Lietuvoje? Ar tai vyksta? Jo, be abejo, mes turim tikrai gerų pasiekimų toje srityje ir be fizinių pastatų, infrastruktūros sukurtos mes turime tikrai daug įmonių, kurios investavo didelės lėšas į IT sprendimus ir pradedant nuo tam tikrų transporto sistemų, sakykime, krovinių sekimo sistemų, sandėlio valdymo sprendimų, atsargų valdymo sprendimų. Tai galim drąsiai sakyti, galbūt mes ir neturim pilnai automatizuotų kažkokių tai sandėlių, bet technologiškai mūsų transporte naudojami IT sprendimai yra nieko nenusileidžiantis geriausias vakarų praktikos. Mūsų Greičiūno ABM studentai taip pat baigiamuosiuose darbuose rašė apie lyno diegimą logistikos įmonėse. Ar tai yra GAI praktika? Ar dar tik pavienės įmonės tai įsidieginėja? Tam tikrų mastelių tai yra, aišku, pavieniai. Jeigu vertinti tai, kas vyksta šiuo metu pakankamai populiaru visur, ne tik tai paslaugų sektoriuje, bet ypatingai gamyboje. Iš tikrųjų, tai yra tam tikra metodika, tam tikra technologija, kaip efektyvinti savo veiklą ir
kažkada tai įdiegta Toyotos gamyklose ir plačiai paplitusi vakarų pasaulyje. Šiai dienai mes tikrai jau turim nemažai specialistų Lietuvoje, kurie gali yra kompetentingi ir gali pakankamai efektyviai vykdyti tuos sprendimus. Žiūrovas mūsų teiraujasi, kokias kalbas reikia mokėti logistikos vadybininkui? Tai pagrindinės kalbos, matyt, vėlgi būtų lietuvių kalba, tam, kad dirbame Lietuvoje ir ja, svarbu mums ne vien tik tai dėl verslo, matyt, išsaugoti, bet, žinoma, anglų, rusų kalbos yra, matyt, pagrindinės. Manau, kad tikrai rastų darbą visi kalbantis kinų kalba ir kitos populiarios ispanų, tarkim, vokiečių, prancūzų kalbos, jos nepakenktų nei vienam, sakykim, dirbančiam darbuotojui. Jūs jau truputį užsiminėt, bet gal galėtumėm dar kartą akcentuoti, kokių savybių reikia žmogui norinčiam dirbti logistikos versle? Logistikos verslas, matyt, nėra kažko išskirtinis nuo kitų, bet, aišku, kadangi tai labai greitos reakcijos reikalaujantys sprendimai, dažnai tai reiškia, žmogus turėtų pakankamai turėti gerą loginį mąstymą, greitai sugebėti priimti sprendimus, mokėti, matyt, puikiai naudoti šiuolaikinėmis ryšio ir IT priemonėmis, kalbos, gero, mokėti skaičiuoti. Jūsų logistikos verslo asociacijos tinklalapį skaičiau, kad vienas iš svarstymų buvo daryti logistikos specialistų sertifikavimą, ar ne? Klausimas būtų tame, ar pati asociacija planuotų tai daryti, ar kažkokiais tai kitais būdais tai įgyvendinti? Nėra galbūt priimto dar sprendimo vieningo. Faktas, kad pati asociacija kaip struktūra siūlanti ir dirbanti logistikos versle, būrinti, sakykime, logistikos versle veikiančias įmonės, nenorėtų užsiiminėti jai necharakteringa veikla, bet tas poreikis, matyt, atsiranda iš to, kad jaunimas baigęs studijas Lietuvos ar net ir užsienio aukštosiose mokyklose vis tiek pirmiausia yra gauna daugiau teorinės žinias, o su praktika susiduria tik tai pradėjęs realiai dirbti ir naudoti tam tikras sistemas, tam tikrus galbūt verslo modelius ir truputėlį žiūrėti tarp mokslo ir verslo, sakykime, yra pakankamai didelė takoskyra. Tai tikslas čia tai ir turėtų būti, kad tai yra žmonėms, kurie žino, ko jie nori. Yra kelios kategorijos, 3 lygių, sakykime, tie mokymai, kuriuos naudoja Europos logistikos asociacija, jie neturi pasitvirtinę specialią programą, kadangi Lietuvos logistikos asociacija yra Europos logistikos asociacijos nariai, tai mes galime naudoti tam tikrą bazę ir turim tam tikrų privalumų toje vietoje pasinaudoti ir galbūt esant poreikiui paklausai didesniai išvystyti sertifikavimą kaip galimybę padėti pačiam verslui motyvuoti savo darbuotojus, kad jie tobulėtų, kad galėtų judėti į priekį ir eiti koja į koją su šiuolaikišku verslu. Šitą vietą kaip tik turiu puikią progą pasakyti, kad kadangi mes labai glaudžiai bendradarbiavame su savo socialiniais partneriais, logistikos įmonėmis, ir pas mus studentai turi praktiką netgi 2 kartus per 3 metų studijų laikotarpį, tai praktinių žinių tikrai įgyja nemažai ir daugumą jų netgi lieka dirbti jau praktikos laikotarpio. Tai kitas klausimas, manau, būtų, kokius įvardintumėt pagrindinius bruožus, kurie yra reikalingi, norint, kad logistikos įmonė išliktų konkurencinga ir augtų? Čia klausimas nėra iš tikrųjų, matyt, kiekviena įmonė turi tikslą tokį, nes versle, kaip ir sporte, turi kasdieną daryti tam tikrus pratimus, kad galėtum pasiekti
vis geresnių ir geresnių rezultatų. Tai be abejo, čia aš nebūsiu kažkoks inovatyvus, bet žmonės yra pagrindinis kiekvienos įmonės turtas ir darbuotojai, jų motyvacija ir jų noras, jų kūrybingumas yra pagrindiniai dalykai, kurie stumia kiekvieną įmonę į priekį. Aišku, mes esam pakankamai nedidelė šalis, pakankamai nedidelė mūsų yra rinka ir mums sunku patiems savistoviai galbūt daryti kokį nors poveikį. Dažniausiai mūsų veikia įvykiai makroekonominiai didžiosiose šalise ir kadangi mūsų verslas orientuotas, aišku, ta orientacija po truputį keičiasi ir geografija plečiasi, bet anksčiau mes buvom labai susijęti su rytų rinkomis, šiuo metu, aišku, vyksta Europos Sąjungos pusėje dideli pokyčiai ir tie gamybininkai keičia tas eksporto kryptis, tai matyt, tie visi, sakykime, makroekonominiai dalykai, jie tam verslui aktualūs ir verslas turi matyti, kas vyksta ne tik tai savo kieme, bet ir kitose šalise, diversifikuoti savo veiklos sferas ir, aišku, priimti sprendimus, remiantis turimą situacijos, matyt, analizę duomenimis. Mūsų žiūrovas teiravosi, kokios krypties logistika perspektyviausia oro, vandens, sausumos ir kodėl turbūt, ne? Būtų klausimas. Jo, čia sunku matyt vienareikšmiškai atsakyti. Aš galvoju, kad logistika iš esmės jinai gauna vis didesnę svarbą visur, visame pasaulyje. Ir neišimtis, aišku, Lietuva ir tos galimybės, kurios atsiranda plečiantis tą pačią Europos Sąjungai, turint šiuolaikinės komunikacijos priemonės, sieną, verslą padaro iš principo be sienų. Tai kadangi atskiri žemynai, tai labai priklauso nuo produktų galbūt grupių ir prekių grupių, koks transportas yra pasirinkamas. Ir vienareikšmiškai galbūt pasakyti, kad oro transportas gali būti svarbesnis arba mažiau svarbus už jūrų transportą ar geležinkelių. Labai sunku, nes tai priklauso nuo geografijos. Be abejo, kad yra daug vyksta reguliavimo matyti ir energetinių išteklių kainos ir ekologiškumo reikalavimai, jie kiekvienais metais grįžtėja ir daug pokyčių. Tai padaro netgi atskirom rūšim transporto. Pavyzdžiui, planuojama sumažinti taršą laivyboje, kas neabejotinai atsilieps į tai, kad turės atsinaujinti, matyt, laivų parkai ir tas galbūt pakels įkainius jų paslaugų, tai suteiks galimybės ten kitom, matyt, ne tiek susijusiam su laivyba, transporto rūšim, geležinkeliam, dalį krovinių perimti, nes rinka visgi gyvenant konkurencijos sąlygomis, rinka reguliuoja sprendimus, kuriais užsakovai ar verslo įmonės priima savo kažkokią tai strategiją, kaip vykdys krovinių judėjimą, kaip perveš krovinius, kur juos sandėliuos. Keičiasi netgi tie patys, sakykime, lūkesčiai kiekvienoje šalyje ir darbo užmokesčio didėjimas gali įtakoti infrastruktūros kažkokie tai sprendimų, atsiradę naujos galimybės, pasikeitusi netgi sienų geografija. Tiesiog stebint darbo rinką, kurioj srity viduriniosios grandies vadybininkų poreikis yra didžiausias? Manau, kad bendrai, jeigu kalbėti trumpąją tą perspektyvą šių dienų, tai gerų specialistų trūksta visur, o logistika, jeigu reikėtų gal skaidyti į kelias dalis, vienas tai aptarnaujantį logistiką, kur yra
galbūt lengviausiai ją integruotis, nes tiek sandėlių infrastruktūra, tiek transporto kompanijų Lietuvoje tikrai yra daug ir kiekvienoje yra matyt poreikis turėti lojalius, išsilavinusius, turinčius tas įgūdžius reikalingus darbui darbuotojus. Tai manau, kad transporto sektorius, matyt, yra tas, kur lengviausia integruotis ir pradėti savo kelią, bet iš tikrųjų yra daug sudėtingesnių. Ten kiekviena įmonė, gamybinė, susiduria su didelė aibė logistikos iššūkių ir pradedant nuo atsargų valdymo, nuo tiekimo grandinės kažkokių tai elementų formavimo strategijos, yra tikrai nedaug Lietuvoje žmonių galinčių būti lankščiais ir turinčių pakankamai patirties šioje srityje. Žiūrovas teiraujasi, kokios logistikos specialistų perspektyvos Kaune. Ar jos skirstosi nuo kitų miestų? Tos perspektyvos. Be abejo, geografija Lietuvos pažiūrėjus, Kaunas save pozicionuoja kaip centrinė vieta, matyti ir tie infrastruktūros tobulinimai, kurie vyksta, viešas logistikos centras pakankamai sparčiai plečiasi, bus pirma dalis Baltikos atšakos atvesta būtent į Kauną, tai tas natūraliai suteiks daugiau darbo vietų matyti ir daugiau verslo koncentruosis Kaune. Tai Lietuvoje matyt yra vis tiek Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, tos pagrindinės rinkos, kur daugiausia verslo su logistika susijusi koncentruojasi. Taip pat yra, aišku, dar keletą mažesnių miestų, bet turinčių pakankamai geras tradicijas. Tai negalėčiau labai galbūt išskirti iš tos pusės, nes mes pastebim, kad vis tiek yra jaunimo migracija į tos didesnius miestus iš periferijos ir kartu pastebim, kad periferijoje dirbančios įmonės susiduria su taip pat dideliais iššūkiais, nes ten irgi vyksta nemažai verslo procesų ir jiems irgi reikalingi novatoriški, išsilavinę darbuotojai. Tad žiūrėti įdarbinimo perspektyvas, galbūt atlyginimų perspektyvas galima pakankamai lankščiai ir nebūtinai Kaune ar Vilniuje turėtų būti didžiausi atlyginimai. Žiūrovas taip pat mūsų klausia, ar logistikos įmonės yra suinteresuotos priimti studentus praktikai ir kokius jiems kelia reikalavimus? Taip, aš vienareikšmiškai galiu patvirtinti, kad dauguma įmonių su malonumu priima praktikantus, nes šiandienai vėlgi dalis, kaip jūs paminėjote, jūsų studentų matyt turi pirmą prisilietimą prie darbinių procesų, nuo mokslo, sakykime, pereina prie praktinių jau dalykų ir, aišku, ta patirtis, kurie gauna per tą vieną ar kitą mėnesį, parodo ir darbdaviui jo potencialą, ar tas studentas galėtų kažkada tai įsijungti galbūt į kolektyvą ir papildyti verslui plečiantis gretas. Tai įmonės noriai priima, ar ne, studentus praktikai? Yra, sakykime, du gal tipai tų studentų norinčių praktikos matyti. Nes jeigu ateina studentas su aiškiai išreiškia savo norus ir save pristatantis ir mato, kad įmonės atstovai, kad tai tikslai sutampa su įmonės galimais tikslais, tai manau, kad tikrai noriai priima. Tačiau yra ir kita grupė, kuri galbūt nori tik tai parašų, ar nori per mažai prisidėti, kad daugiau gauti iš tos praktikos. Tai tada natūraliai matyt yra tokiam šiek tiek sunkiau. Visgi dar tame pačiame klausime buvo tai lūkestis, koks yra darbdavio, kai ateina studentas į praktiką. Ar tikimasi, kad jis jau perims dalį tiesioginių darbų, ar jis daugiau yra stebėtojo funkcijai? Idealus variantas matyt, kad praktika, kadangi studijos tęsiasi ne vienus metus ir tai
turėtų kažkokį tęstinį procesą. Aš manau, kad aišku, situacija versle rinkoje labai irgi įtakoja tam tikrą požiūrį ar dar kažką, bet gal bėda įmonių yra ta, kad nėra pakankamai viduje resursų, kaip integruoti ateinantį naują žmogų ir sukurtų kažkokių vidinių programų studentams pakankamai mažai, arba jų galbūt nėra, net labai vienetinėse įmonėse, matyt, jie turi didesnės kompanijos, turi kažkokią tai metodiką, programą ir tada studentui, aišku, žymiai lengviau ateiti, jam paaiškinama, ko iš jo tikimasi, ką jisai turėtų padaryti ir tada žiūrima, ar jau jisai atitinka tuos lūkesčius. Tai įmonės, kadangi skiriasi vieningos kažkokios tai kažkokių, sakykime, tų bruožų labai sunku pasakyti, bet, vėlgi pasikartosiu, tas pats išprusimas, matyt, gebėjimas lankščiai reaguoti, matyti ir rasti sprendimus skirtingose situacijose, komunikavimo galimybės, kalbos yra tie dalykai, kurie svarbus darbdaviui ir kurie lemia, ar vėliau liks pasiūlomas darbas ar rekomendacijos galiausiai. Vėlgi, kiekvienas studentas ieškodamas darbo rašo net ir tas trumpas savo CV, kuriuose nurodo, kokio įmonėje ką atliko ir kiekvienas įmonės personalo skyrius prieš kviesdamas pokalbį dažnai pasitikrina, ar iš tiesų buvo tokia praktika, kaip charakterizuoja tą praktikantą įmonės darbuotojai, tai tas matyt ir yra. Žiūrovas klausia, su kokiamis šalimis daugiausia bendradarbiauja Lietuvos logistikos verslas? Matyt, kadangi esam ant tos sienos ES su rytais, tai natūraliai daugiausia dirbam su kaimynais rytuose ir vakarų pasauliu. Pats transportas, ir tiksliau ne transportas, bet transporto logistikos verslas sukuria apie 13% Lietuvos BVP, tai tikrai dideli skaičiai ir jie susidaro ne su vienu, sakykime, regionu, jie pakankamai diversifikuoti. Tai tos mūsų partnerės, prekybos partnerės, iš tikrųjų, su kuriamis Lietuva dirba, ir yra tos rinkos, su kuriamis dirba logistikos kompanijos. Taip pat kitas klausimas, Dominyko, mūsų žiūrovo yra, kokios naujos logistikos šakos formuojasi, ar jūsų manymų susiformuos jos ateityje? Matyt, pasaulis dinamiškas ir kasdien kažkas atsiranda naujo, tai žinant vėlgi, koks progresas įvyko su IT sritimi, be abejo, matyt, kad vystysis ir ateityje atsiras daug naujovių. Pats verslas eina į elektroninę erdvę, kaip ir sakiau, tų sienų jau nėra, iš esmės pasaulis globalus ir galima daryti verslą, bendrauti su viso pasaulio įmonėmis, tai matyt iš to ir galim numatyti, tos naujovės bus susijęs su aptarnavimu, su galimybėm vystyti verslą lengviau, sekti galbūt krovimas, elektroninė prekyba, tą patį matom mes pakankamai ženklų augimą kartais jau Lietuvoje, kelis metus iš eilės. Be abejo, Azijos šalys jos irgi daro didelį poveikį šiuo metu logistikos krovinių srautams ir yra tikrai daug tų su aptarnavimu, su tų srautų aptarnavimu kylančių idėjų, tas pats 3D printeriai, sakykime, kurie laukiama, matyti jau yra pakankamai pavyzdžių, kaip žmonės sugeba transformuoti tam tikras idėjas į daiktą per atstumą be transporto pagalbos. Taip pat žiūrovas teiraujasi, ar logistikos sektoriaus įmonės bendradarbiauja su mokslo institucijoms, rengiant specialistus. Jei taip, tai kokiais metodais? Bendradarbiaujam
su mokslo organizacijom viena iš logistikos asociacijos tikslų steigimo ir buvo, kad šiek tiek padėti priartinti mokslą prie verslo. Tai mes kaip ir šiandien atvykome, matyt, norėdami to pačiu tikslu. Iš tikrųjų dalyvaujam ir baigiamuoju suteikiam galimybę kai kuriems studentam, kurie, jeigu turint praktiką, galbūt pratesti savo tą mokslinį baigiamųjų darbų kūrybą, suteikiam tam tikrą informaciją, pasiūlom temas, dalyvaujam įvairiuose atviruose namų darbų gynimuose universitete. Pavyzdžiui, yra komisijos to pačio mokslo programų, kur klausia mūsų nuomonės, ar atitinka jos šių dienų realijas. Dalyvaujam studentų baigiamųjų darbų vertinime, gynimuose. Labai smalsu žiūrovui sužinoti mūsų, kokios yra atlyginimų preliminarios ribos skirtingose logistikos šakose. Preliminariai nuo iki. Aš manyčiau, kad labai konkrečių skaičių gal ir nepasakysiu, bet vidurkis logistikos versle, atlyginimų vidurkis yra didesnis negu vidurkis Lietuvoje. Tai matyt pasako tam tikras perspektyvas ir tam tikrą specialistų galbūt poreikį ir jų vertinimą. O aišku, logistikoje dirba ir vairuotojai, ir vadybininkai, ir atsargų valdymo kažkokie specialistai, kurių atlyginimų vidurkis gali gana smarkiai keistis. Ir manau, kad jeigu vardinti pradedančiųjų darbuotojų atlyginimus, tai jie matyt apie 1500 litų po mokesčių yra toks startas, o po to jis gali 3 ir 4 kartus matyti. Bet ar mes čia kalbam jau apie vadybininkų logistikos atlyginimą, ką jūs įvardinot, ar visgi kitų pozicijų? Nes aš manau, kad tas klausimas buvo iš asmens, kuris domisi, ar ne, šitą sritim ir galvoja, ar jinai būtų ta finansiškai naudinga, ar ne, kurią jam turėtų pasirinkti. Tai aš paminėjau galbūt startinę poziciją, matyt, kiekvienas ateinantis naujas darbuotojas turi vis tiek įrodyti savo tam tikrą vertę. Ir šiais laikais, aišku, daug čia yra tų spekulacijų apie X, Y kartas ir panašiai, ir poreikius, ir norus. Bet be abejo, dirbant privačiame versle, vis tiek žiūrime į konkrečius žmogaus rezultatus. Tai pradžia yra vienas dalykas, o matyt jau sekantis etapai labai priklauso nuo konkrečių darbuotojo gebėjimų, nuo jo pasiekimų. Tai, kaip ir minėjau, bendras, jeigu atlyginimų vidurkis yra Lietuvoje, matyti apie 2300 litų, tai vidurkis logistikos vadybininkų yra tikrai didesnis negu 2300. Taip pat žiūrovas klausia, ar Lietuvoje akcentuojama žalioji logistika? Be abejo, mes turime būti arba esame veikiami tų globalių dalykų, kadangi pasaulyje ir ypač Europos Sąjungoje į žalią logistiką, sakykime, yra didelis atkreipiamas dėmesys ir įmonės socialiai save pozicionuoja, galbūt ir tam tikrais marketinginiais tikslais vysto tas idėjas. Galiausia pats energetinių resursų brangimas, jisai skatina pačias įmonės truputėlį galbūt daugiau dėmesio skirti efektyvesnius sprendimus. Tai be abejo, tas yra ir Lietuvoje jaučiama. Dauguma didelių globalių kompanijų turi savo politikoje nusimatę tam tikrus, savo strategijoje nusimatę tam tikrus rodiklius ir pradedant nuo kažkokių buitinių, tokių paprastų galbūt nesunkiai realizuojamų medelių sodinimų iki sprendimų naudojimų transporto priemonės atnaujinamos.
žalioji energija pajungiama sandėlių šildymui ar apšvietimui. Tai tas yra. Kadangi mūsų jau laikas į pabaigą, tai turbūt paskutinis klausimas būtų, kokios logistikos šakos aukštuoju išsilavinimu yra didžiausias poreikis, kokiose šakose. Ar jis nėra iš vis reikalingas aukštasis išsilavinimas? Viskas, kaip jau sakiau, priklauso dažniausiai labai nuo žmogaus, bet aš žiūriu į išsilavinimą, į aukštą išsilavinimą ar aukštesnį, bet koks iš tikrųjų išsilavinimas, jisai žmogų šiek tiek stumia į priekį ir tas laikas, kurį studentai praleidžia universitete, tai yra tikrai gera galimybė, gera galimybė pajusti šiek tiek kitokį gyvenimą galbūt ir kartu nesustoti savo viduje, tobulėti toliau, vystyti savo pasaulėžiūrą, praplėsti akiratį, susipažinti su naujais žmonėmis, su technologijomis. Tai čia yra tas pagrindinis, manau, kad mokslo, ypač vadybinio mokslo tikslas, tai turėtų, kad tie žmonės nesustotų po vidurinės mokyklos baigimo, nepradėtų galvoti apie savo egzistencinius kažkokius dalykus, bet dar galėtų priekį, skaitytų ir techninę literatūrą ir kurtų naujoves, nes tas tobulėjimas, nuolatinis tobulėjimas, jisai iš tikrųjų reikalingas ir baigus universitetą ar aukštąją mokyklą. Žmonės šiais laikais ypatingai, kai yra tikrai daug tos informacijos, gali rasti įdomių pavyzdžių, kurie praplečia tą pačią pasaulėžiūrą ir juos pačius šiek tiek pastumia į priekį ir aišku, tai padeda jam kurtis ir savo asmeninę gerovę. Kągi, šiandienos transliacijos laikas jau išseko. Labai dėkoju žiūrėjusiems ir noriu informuoti tuos, kurie neturėjo galimybės pažiūrėti tiesioginės transliacijos, kad vaizdo įrašas bus pasiekiamas avm.lt puslapyje. Kadangi dauguma klausimų buvo susiję apie tai, kokių kompetencijų reikia logistikos vadybininkam, kokių kompetencijų tikisi darbdaviai, kokios perspektyvos, apie tai mes daugiau kalbėsime Liepos 2 dieną. Labai kviečiu dalyvauti. Taip pat, jeigu domitės kitomis sritimis, kaip buhalterija ir teisė, mes apie šitas sritis taip pat kalbėsime birželio 30 dieną. Taigi, mielai kviečiu prisijungti ir dalyvauti diskusiją. Iki kitų susitikimų. Ačiū, viso geriausio.